Sport-In. Ypatingai sunkios rungtynės. Varžovai buvo pasiruošę labai gerai. Kaip treneris pasakė, jiems tai buvo paskutinis šansas. Kaip ir analizavom ir kaip pradėjom, kažkoks buvo siurpriziukas, lyg tai nieko, bet net kovoti kamuoliai gynyboje darė savo. Labai žaidė mūsų komandą ir tada toks vėl atsiradęs nervingumas padarė tai, kad net nesugebėjom atkovoti 7 kamuolių iš eilės paskutinėse minutėse. Nesugebėjom subaudoti, kada buvo 3 taškų skirtumas, praleidom 3 taškį ir labai sunkioje kovoje laimėjome pratęsybę. Aišku, gerai, kad laimėjome, bet kaip matot, tų teisingų sprendimų ir kovoti vyrai kovoja, bet kažko nežinau, kažką reikia pakeisti. Ir kodėl broliai Lavrinovičiai starto 5? Mes irgi analizuojam varžovus ir varžovų visas žaidimas susiveda arba pick and rollas su Raisu, arba centravimas nuo žemo ūso. Jie turi galingus vyrus, kurie tą labai gerai daro. Automatiškai mums prieš juos nebuvo paranku žaisti su Linu Kleiza. Aišku, jeigu ten būtų laisvi metimai, geras mūsų judėjimas, daug taškų galbūt taip. Bet šiuo atveju jie turėtų persvarą ūgio, jėgos. Todėl mes pradėjom su broliais, kas principą pasiteisino. Kodėl Martynas Pocius šiandien nežaidė? Nu, matot, mes norim laimėti ir labai sunku, pavyzdžiui, žaisti visas rungtynės, visas su 12 žaidėjų yra labai sunku. Aš galvoju, kad, pavyzdžiui, aš irgi neteisu šiandien dėl Roberto Javtolos. Bet buvo tokios rungtynės, tokia situacija, nu, kažkaip turbūt mes abu vyriškai spręsim tą klausimą. Bet ar 3 gynėjai ištempti? Pirmiausia, reikia patekti į tolimesnį etapą, o tada galvoti, ar gynėjai ištemptis. Nes jeigu mes žaisim su visais, tai tada galim dar ir nepatekti tą etapą. Treneri, jūs galite prisiminti paskutinį ataką prieš pratęsimą. Tu prieš 2 turėjo kalėti su Valčiūnu, su žaisti kažkokį tas variantas. Nu, buvo daug truputį chaoso tose paskutinėse atakose. Principe, jeigu jūs matėt, mes pradėjom gražiai pradžią, mes žinom, kad jie atakuos pick and roll. Mes turėjom 2 perdavimų pagalbą atiduoti krepšį po krepšį. Bet galbūt tas nuovargis, galbūt kažkas ir gavosi taip, kad jie užspaudavo žaidėjų su kamuoliu, bet mūsų šoniniai kraštai neatsidengdavo, kad galėtume trikampių perduoti kamuolį. Ir kiek apie tai nekalbėjom, tai buvo labai didelė problema. Ir kada jie atkirsdavo tą pirmą pick and rollą, pas mus sustojo judesys. Šiandien laimėjome dėl Šuškos Lavrinovičių. Nu, mes žinojom, kad jie yra geri žaidėjai. Tik tai mums reikia dabar susimastyti jūs, kaip mus visą laiką pristatydavo geriausią priekinę liniją, stipriausią. Tai kaip čia su tais atkovotais kamuoliais dabar? Jau ne viskas specialistas. Prašau? Ne viskas specialistas. Ačiū. Jonas Mačiulis sakė, kad pirmą kartą buvo komandinis žaidimas. Pritarti. Nu, visą laiką, aš negaliu sakyti, žinokit, vyrai labai stengiasi, viską daro. Čia galima būtų daug kalbėti, bet galbūt ne šiandien. Ir tas judesiukas pradžioj buvo tikrai gražus atsiradęs. Bet aš dar kartą kartuoju, kad kartais tas pacentravimas buvo vienu momentu per didelis, mes užsileidom iš 3 sekundžių. Ir paskui, kad kartais mes nepersiorientavom pagal tai, kaip jie gynasi. Jie keitė gynybą kelis kartus. Pradžioje jie atakavo, paskui jie kūnus stengiasi laikyti didelį ir per apačią, po to vėl atakavo, po to silpną. Ir mes ne visada adekvačiai reaguodavom. Tai mūsų kažkiek žaidė. Dabar savo šansus patekti. Rytoj dar vienas sunkios labai rungtynės. Tai ar galima sakyti, kad šios rungtynės buvo ir sunkiausios ir kol kas geriausios? Visos sunkios. Kartais tai pagalvoju, kam treneri tu tokio nervo. Ačiū. Ačiū.